Dirbant koaliciniai socialdemokratų vyriausybei pasiekta teigiamų kai kurių sveikatos rodiklių. Sumažėjo kūdikių mirtingumas, sergamumas tuberkulioze ir kai kuriomis kitomis užkrečiamomis ligomis. Tačiau spartus gyvenimo tempas, didelė įtampa ar prasti mitybos įpročiai lemia vis didėjančią riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu. Asmenim, kurie turi minėtus rizikos faktorius, reikia aktyviai ieškoti šių ligų ankstyvose stadijose, nes šiose stadijose žmogui galima padėti, galima išlaikyti jo darbingumą, gerės gyvenimo kokybę, ilgės gyvenimo trukmė. Socialdemokratai savo rinkimų programoje didelį dėmesį numato skirti ankstyvo ligų nustatymo ir kontrolės sistemai. Taikant prevencinės priemonės smarkiai sumažinamos įvairių pavojingų ligų pasekmės. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad taikant gimdos kaklelio prevencinės priemonės 30% pacienčių galima sumažinti mirtingumą. Pavyzdžiui, cukrinį diabetą laiku diagnozavus antro tipo cukrinį diabetą įtaikant adekvatų gydymą, iš privalomai sveikatos draudimo fondo biudžeto per 5 metus galime sutaupyti daugiau nei 1700 litų, per 10 metų beveik 6000 litų. Tai žinoma ekonominė nauda, tačiau turbūt svarbiausia yra ne tai, svarbiausia yra žmogaus sveikata, gyvenimo kokybė. Socialdemokratai ketina aktyviau įgyvendinti profilaktinės vėžio bei širdies ir kraujagyslių ligų programas, tam planuojama sukurti profilaktinių gyventojų sveikatos patikrinimo sistemą. Ypač daug dėmesio numatoma skirti pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūrai. Už sveiką ir kultūringą visuomenę. Sieksime visiems prieinamos aukšto lygio medicinos, švarios aplinkos, remsime meną, kultūrą, sportą, skatinsime sveiką gyvenimo būdą.